Gera proga jam atsidaryti šiame mače, bet to jam nepavyksta padaryti. Ir dar viena klaida, tik šį kartą ne gynyboje, o puolime Bogdanas Blizniukas pameta kamuolį. Greitos atakos nepavyksta surengti Wolfswings, bet Regimantas Miniotas! Štai toks dėjimas ir 2-0 priekyje. Arba pusiau greitose atakose. Regimantas Miniotas dėjimu pradėjo šias rungtynes ir kol kas tiek to griaustinio. Dabar matom tokį galantišką, minkštą Jeffrey Taylorą. Nuo Childresso pirmojų metimų šiose rungtynėse metimas netaiklus. Ir čia viską Vilkai gerai padarė, ištraukė Jonavos ataką iki paskutinių sekundžių, puiku, susižaidimas greitoje atakoje. Turėsime ir ta gynyba bus aikštės iki pat atakos pabaigos, bet kol kas Kaunui lieka tik 4 sekundės. Ir kaip peilis per sviestą, kaip Viesula Anthony Kaunas praskrodžia aikštės gynybą, suranda Regina Jonavos, bet krepšininkai Vilniaus Wolfswings bet ekipą, bet aktyvaus spaudimo netaiko. Kulboka pasirodęs aikštėje žaidžia nugarą prieš kur kas žemesnį Briutoną ir prieš jį turėtų būti itin nemalonu tiek žaisti kaip varžovai, nes labai daug kontakto. Taip, jis yra vienas iš tų žaidėjų, kurį labai smagu turėti komandai. Childressas toliau tęsia savo puikų pasirodymą Jonavos bet krepšinio klube. Taip, jau 6 taškai, labai greiti 6 taškai, o čia ir Andrew Andriuso atsakymas. Aukštai ateina Blaževičius pastatyti užtvaros. Visiškai laisvas Andriusas iš toli ir žinoma, kad taiklus metimas. Na čia tikrai sąmoningos rizikos nebuvo. Tik tai pasižiūrėkim. Suklupo tenai Childressas. 3 sekundės po to, kai Turmanas pataiko baudos metimą, Briutonas jau yra kitoje aikštelės pusėje ir Vilkai nesustabdo vėl greitos atakos. O čia Blaževičius labai nėra ten pražangos, nors parodo, jog buvo kontaktas. Žemaitis. Blaževičius prašo kamulio, jį gauna ir 2 taškai su pražanga. Kokias 3 sekundės Blaževičius Žemaitis laukia, išlaukia ir, puikiai tiesiog detalėse. Turmanas iš toli neatakuoja, Kaunas, atrodo, kad Briutonas tiesiog yra per lėtas gintis prieš Kauną ir 3 mato Jogėlos taškai. Šio kamulio Kulboka, galbūt vėl mes iš vidutinio, kaip jau matėme prieš tai, kaip nusistumė jis ten. Luka Kreišmontą, tiesiog sunaikintas Lukas Kreišmontas. Čia Blizniukas prieš Jogėlą, 1-1 situacija, eina į kairę Blizniukas, bet šį kartą prameta. Labai bandė Venskus atsikovoti kamuolį, nespėjo ir matom dabar to padarinius. Bandymas atsikovoti kamuolį, nesuspėjai paskui savo varžovą ir 2 taškai tavo krepšyje. O čia matome ir firminį Jonavos bet stilių. Nesvarbu, kad tavo varžovai tau tik ką įmetė taškus, po 3-4 sekundžių tu jau esi kitoje pusėje ir tu atsiskaitai su jais dar 2 taškais. Gedulo periodas neegzistuoja šioje komandoje, mums tikrai labai patiko. Ir Mantas Šernius turėtų būti patenkintas, viskas kaip jis nori, greitas puolimas, laisvas tritaškis, čia laisvą tritaškį meta Jeffrey Tayloras ir jeigu Venskus iš kampo nepataiko, Bausko netaiklus tritaškis. Šį kartą nusprendė mesti, nepataikė Simas. Visiškai laisvas Matas Jogėla ir iš to kairio krašto Wolfswings bet yra laisva tritaškį. O čia vėl Anthony Kaunas sukuria visą pranašumą Jogėlai, tai yra treniruočius. Tas Brendanas Childressas, nes jį matysime ir matome visur. Zotovas tokius galingų prasiveržimų ir Matas Jogėla. Sunku pasakyti, ar buvo ta ataka čia dar kartą. Gerisonas Bruksas išrašo stogą Zotovui, o kitoje aikštelės pusėje. Kaunas pastebi į pagalbą beėjus į Blizniuką, siunčia kamuolį Taylorui ir bandydamas išsaugot kamuolį Briutonas atiduoda. Ola įbestas buvo Bruksas, ten ant jokio klaidinamo judesio nepasimovė, puikiai gynyba iš jo. Ir dar vienas geras epizodas. Na ir dabar nelabai pats ir sugalvoju. Turbūt, kad čia yra labiau negeras ženklas, kad su 8 tritaškais tu pirmauji tik 1 tašku, o dabar ir atsilieki. Labai sudėtingi. Andrew Andriusas dar vieną metimą bando atlikti jis. Regimantas Miniotas, antras naudingiausias Wolfswings bet krepšininkas šiose rungtynėse sugriebė. Sibet atakų lyderis pradeda dar vieną Jonavos klubo ataką ir ten jau praradęs pusiausvyrą atsikrato su kamuoliu. Šis kamuolys pasiekė agresyvę stepauto gynybą. Taip, naudojasi tuosi, bet sėkmingai šiose rungtynėse. Dabar tam pačiam Venskui tenka išsikeitus prieš Kauną mėginti varžovo nepavyko, tačiau pavyko greičiu įveikti gynėją. Na, bet keista, jokios pagalbos ten nėra Andriusui, jokios pagalbos dabar nėra ir prieš Kristupą Žemaitį, gražus juoda. Kaunas prieš Kreišmontą, dabar jau jį Kirvesas ten pasitinka.
Ir vėl Jogėlos bei Jarumbausko dvikova, kuri baigėsi taikliais Jonavos ekipai dėl to, kad nebuvo užfiksuota pražanga realiu laiku. Bet susigrąžina jį Wolves TwinSbet. Kaunas perdoda kamuolį Jogėlai, Jogėla iš toli ir taiklus jo metimas ir mestriausių diskusijų būtent taisyklių traktavimo paslėpsniuose, o Kaunas yra viena karščiausių figūrų čia. Tai tiesiog taškais. Tarsi veidrodį kažkas būtų pastatęs tiesiog tai pačiai atakai, o čia su daugiau niuansų Wolves TwinSbet ataka. Gražiai Briutonas įsiveržia, bet tenka ten Venskui bandyti taisyti situaciją, nepavyksta to padaryti, bet keimas be abejonės buvo tam, kad barjerą peršoktų, bet atrodo, jog sekantis veiksmas turėtų būti ištiestos kojos į krūtinę. Matas Jogėla. Venskus ir čia net toliau Zotovas neleidžia Kavanui lengvai perbėgti per pirmąją aikštelės pusę, tačiau įveikęs pirmojoje aikštelės pusėje Zotovą Kavanas tada labai lengvai nukeliauja link krepšio ir galbūt būtų galima ir kitokią gynybos taktiką taikyti. Na, kiek kartų šitą pasaką, šitą istoriją mes jau šiandien matėme. Kavanas savo greičiu tiesiog įveikia tą agresyvę gynybą. Čia Brennanas Childressas klysta ir jis, Jeffrey Taylor aktyvios rankos. Reikia lysti po krepšiu kažkokiais būdais Jonavai. Ir to tikrai nepadarysi, atiduodamas kamuolį tiesiai į rankas, na dar vienos tik... Herojiškas krepšinis, Childressas per Brookso rankas netaikliai, labai daug 1-prieš-1 žaidimo paskutinėse atakose, kol kas jis yra nesėkmingas. Sugeba Kavanas greitai atbėgti, greitai išmesti. Žaisdamas krepšinį, Kavanas turbūt mes lemiamą metimą. Kavanas prieš Kreišmontą iš toli ir taiklus Anthony Kavano metimas. Ir nori prieš Luką Kreišmontą parodymas, kad eis į dešinę, žingsnelis atgal į kairę ir Anthony Kavanas rodo.